Verslu gali užsiimti ir tu. Klaipėdos universitete vyko seminaras Infodiena, kurios metu buvo pristatomos programos. Šias programas Lietuvoje administruoja Mokslo ir technologijų agentūra. Seminare pristatytos Eureka, Eurostars programos ir didžiausia europinė programa Horizontas 2020. Dvi programos yra skirtos verslo ir mokslo partnerystei, tikslu pateikti rinkai pačius naujausius ir inovatyviausius produktus, kurie būtų aktualūs ne kažkokiu vietiniu mastu, o būtent pasauliniu mastu. Tai yra būtent programos Eureka ir Eurostars, kuriuose įmonių norinčių kurti naujus produktus dalyvavimas yra būtinas. Programa Horizontas 2020 yra strateginė didžiulė programa su didžiuliu 74 milijardų eurų biudžetu. Ši programa yra labai plati ir apie ją be abejo galima rasti daug labai informacijos, bet jinai skirta yra spręsti globaliom problemom. Tarptautinė patirtis visada yra naudinga dvigubai. Pirmiausia, tokiose programuose yra ne tik vykdomi tyrimai ar kuriami patys naujausi produktai, bet jų dalyviai tampa matomi tarptautinėje erdvėje, įgyja pažinčių ir gali toliau sėkmingai dalyvauti kituose projektuose, vykdomuose pačiu aukščiausiu lygiu. Dalyvauti šiuose programuose gali visi. Kaip minėjau, mažesnėse programuose skirtose konkretaus produkto kūrimui, vienintelė būtina sąlyga yra įmonės dalyvavimas, o jau su įmonė gali dalyvauti tiek mokslo institucijos ir tyrimų, tiek viešas sektorius, tiek, vienu žodžiu, visi. Tuo tarpu Horizonte kažkokių tai apribojimų visai nėra. Ten dalyvauti gali visi įmanomi juridiniai asmenys. Anot seminaro dalyvio, šios programos yra naudingos kiekvienam. Norint įgyvendinti idėją ir gauti lėšų, reikia įdėti labai daug pastangų. Normaliai tos programos pristatytos. Viena iš tokių programų, kuri, sakykime, tiktų daugiau jaunimui įgyvendinti, jeigu norim, sakykime, kažkoks tai projektas su gamyklom, kažkokį produktą pagaminti, tai ganėtinai rimta programa, tik tais, aiškiai, reikėtų pasiruošti. Bet tik esmė yra tame, kad tą idėją jau parduos gamyklą ir galutiniam rezultatui turės produktą. Norintiems sužinoti daugiau informacijos apie šias programas, siūlome apsilankyti organizacijos Mita tinklalapyje internete.